Man iš tikrųjų neramina kaimiškos vietovės. Nes kaimiškose vietovėse, pavyzdžiui, ir mano šalyje, kitose rytų šalyse gyventojų skaičius mažėja, tada tolsta paslaugos švietimo, sveikatos, kultūros, komunalinės, socialinės ir žmonės nebenori tenai gyventi, nebenori jauni žmonės kurtis, nes jiems sunku pasiekti paslaugas. Tai iš tikrųjų manau, kad naujoj sanglaudos politikoje mes turėtumėm į tai atkreipti dėmesį, nes paprastai, reiškia, tiek ir valstybės narės, tiek ir verslas eina komerciniu keliu. Mato, kad mažiau, reiškia, pelno ir tas paslaugas pradeda uždarinėti. Tai čia labai svarbu ir kaimiškos vietovės pradeda tuštėti. Ten nebėra gyvybės, nebėra žmonių, nebėra vaikų. Tai mes rengiam, reiškia, Europos kaimas 2040 specialų dokumentą ir ten šitie nuogąstavimai yra susakyti lygiai taip pat kaip kartų kaita Europoje ir kaimiškose vietovėse, ką reiktų padaryti, kad jinai įvyktų. Ir man dar atrodo, nelabai teisingai yra, nors mes sanglaudos politikoje nustatom, reiškia, kokio turtingumo regionai gali gauti finansinę paramą. Ten iki 100%, 75% ir mažiau, reiškia, bet kai leidžiam valstybėm narėm kofinansuoti, tai turtingiam regionam valstybės narės duoda pinigus ir praktiškai subjektai lygiai taip pat investuoja dar geriau, būdami turtingiam regione negu neturtingam. Tai šitą klausimą irgi turėtumėm kažkaip sutvarkyti, kad jeigu gyveni turtingam regione, tai valstybė narė neturėtų daugiau prisidėti negu skurdžiam regione. Na ir antras dalykas, tada turbūt buvo sunku numatyti, tai atsigavimo fondas. Tai iš tikrųjų atsigavimo fondas, manau, kad jisai galbūt kaip kompromisas buvo surastas dėl šitos finansinės perspektyvos patvirtinimo, bet jisai, manau, kad norėtųsi jūsų vertinimo. Manau, jis iškreips sanglaudą, kadangi labai geros sąlygos ir sprendžia valstybės narės ir jos investuoja ten, kur jos galvoja, o ne kur regionam reikia. Tai jūsų ta patirtis būtų labai svarbi, kaip ateityje reiktų su tokiais, sakykime, fondais, kaip reiktų elgtis.